Labas vakaras, jūsų dėmesio į naujienų laidą Info studija. Kviečiu šios dienos aktualijoms. Daug diskusijų sukėlęs klausimas dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų iškėlimo iš miesto centro į kapines greitų metų bus atsakytas. Vasario 6 dieną baigėsi gyventojų apklausa. Tačiau panašu, kad šios padėties teisinis reglamentavimas vis dar nėra sutvarkytas. Tad kaip ir kada viskas vyks, dar neaišku. Vasario 6 dieną baigsis gyventojų apklausa dėl karių kapų iškėlimo iš Šiaulių miesto centro į kapines. Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras aptarė tarpinius šios apklausos rezultatus. Šiuo metu esame gavę per 1500 balsų, 1421. Ir absoliuti dauguma balsavusiųjų išreiškė savo poziciją dėl kuri būtent indikuoja, jog norima perkelti būtent šitą kapavietę iki kitur ir iškeldinti iš miesto centrinės teritorijos, tai 82,2% balsavusiųjų pasisakė už iškelimą būtent Sovietų Sąjungos karių palaikų, 17,8% nepritarė šiai idėjai. Tad, kaip ir minėjau, laukiame balsų iki vasario 6 dienos. Be jokios abejonės šie balsai turės didelį svorį rekomendacinio pobūdžio ir galbūt gyventojų nuomonė bus išgirsta ir aukštesnių lygmenių, būtent kalbantis su kultūros ministerija. Miesto vicemeras teigia, kad kultūros ministerijai pavaldus kultūros departamentas pranešė, jog teisinis reglamentavimas dar nėra sutvarkytas, tad kada ir kaip viskas vyks, dar neaišku. Visi gerai girdėjote, kad kultūros departamentas dar spalio mėnesį ištransliavo žinią, kad tai reikia politinės valios, o kultūros departamentas kompensuos visas išlaidas dėl karių perkelimo, bet kadangi mes tikrai žinojame, jog taip nėra, o tai buvo impulsyvus noras pasisakyti, turbūt pareikšti savo poziciją kaip kultūros departamentui, nors jinai visiškai nesutapo su realybė ir mes šiuo metu ką turime, tai turime raštą iš kultūros departamento, kuris yra pavaldus kultūros ministerijai, kad išties joks teisinis reglamentavimas nėra sutvarkytas, kad dar reikia diskusijų su aplinkos ministerija, su krašto apsaugos ministerija, su Užsienio reikalų ministerija. Tad išties gaila, kad viešoji opinija yra formuojama taip neatsakingai, taip sakyčiau, bejavaikiškai, ypatingai iš tokių solidžių institucijų kaip kultūros departamentas, nes net ir rašte savivaldybėje yra aiškiai parašyta, kad 2024 metam kultūros ministerija neplanuoja jokių dotacijų savivaldybėms, kompensuojant būtent Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų iškelimui. Jei apklausos metu nuomonė išreikš 10% balsavimo teisę turinčių Šiaulių gyventojų, bus jie remiamasi. Į Šiaulių televiziją kreipėsi Aukštelkės gyventojas dėl vykdomų darbų akmenų Rūžoje, Aukštelkėje. Tie, kas vaikščiojo Rūžą, kas stebėjosi nepaprastomis jų formomis, liko pakerėtas. Žmonės apie Rūžą mena ir legendas. Bendrovė atliekanti darbus tikino, leidimus turi. Aukštelkės gyventojas gyvenantis čia jau per 30 metų nesupranta, kaip gali vykti darbai istorinėje, kad ir nepaskelbtoje saugotina, bet gyventojų ir aplinkinių pamėgtoje akmens Rūžoje. Kada atsikėliau čia, rajono valdžia buvo tiesiog primiktinai kalbėjo, kad šitas ruožas yra neliečiamas ir tai yra paveldas nuo Pirmo pasaulinio karo. Kad kažkada tai belaisviai čia sunešė tuos akmenis ir buvo padarę tokį ilgą akmeninį ruožą. Ir tai buvo įpuoselėta mum, kad čia negalima nieko liesti. Ir išgirstu, akmenis bilda, traktoriai burzgia, išėjau pasižiūrėti. Na ir pamačiau tokį dalyką, supratau, kad vyksta procesas. Tas, kas vienu žodžiu suformavo sklypą, yra atleistas iš darbo, kiek žinau. Negi mes visą laiką galvodami, kad tai buvo paveldas kažkoks, tai ar jis įformintas ar neįformintas, bet paveldas neliečiamas, dabar staiga tai kažkam galima tai daryti. Rūžos unikalumas tai, jog tai yra paskutinio Lietuvos teritorijoje užslinkusio ledyno stabtelėjimo metu maždaug prieš 14 000 metų susidariusio akmeninių ozų ir kraštinių morenų grandinė. Deja, didžioji Rūžos dalis nepataisomai subjaurota. Per Aukštelkę čia eina toks įdomus geologinis darinys, vadinamas akmenų Rūža. Į senovę žinome, dar kitaip mitologiškai vadina Velnio keliu. Ir jis tęsiasi nuo Verdulių ir iki pat Bubių.
tai apie 10 km. Didžioji dalis yra gerokai apgadinta, paviršiuje iškylia iki 4 metrų, tai jie po žemę dar gal kokį 20 metrų yra iš tikrųjų. Tai šitą akmenų rūžą yra tyrinėję geologai, yra įtraukta geologijos tarnybos geotopus sąrašą kaip saugotinas geologinis objektas. Buvo parengti, reiškia, siūlymas šitą visą rūžą, jos išlikusias atkarpas skelbti gamtos paveldo objektų, bet dėl didelio savininkų kiekio ir buvo reikalavimo derinimo šitas dalykas susitęsė ir šis objektas dar vis nėra paskelbtas saugotinu. Akmenų rūža vis dar nepaskelbta valstybės saugomų gamtos paveldų geologinių objektų. Norint išsaugoti šią unikalią kraštovaizdžio vertybę, reikia įteisinti išlikusias rūžos dalis kaip gamtos paminklą, o išlikusių dalių lieka vis mažiau. Sutvarkius atskirų rūžos atkarpų aplinką, ji taptų įdomia lankytina vieta. Mes matom tą akivaizdų faktą, kad jeigu negausis apsaugos šitas objektas, jis toliau bus naikinamas. Turim tokį dalyką, kad aiškintis teisėtumą šitų veiksmų, nes žemės gelmės išimtinai yra valstybės nuosavybė. Jeigu giliau 30 cm jau yra valstybės. Ir jeigu vykdomi kažkokie kasimo darbai, reikalingas leidimai tam. Tai ar čia leidimai gauti ar ne, negaliu kažką tai pakomentuoti. Tai iš tikrųjų bandysim iš naujo vėl paaktyvinti, kad daryti žingsnius, kad akmenų rūža įgautų saugomą objekto statusą ir būtų išsaugota ateities kartom. Aukštelkės gyventojas su džiaugsmu mena, kaip vaikščiodavo po akmenų rūžą ir graudinasi, kad ji viena po kitos naikinama. Džiaugiamės va tą atkarpą, ką mes turėjom, kas dar yra likę iš rūžos. Vienintelis, nėra įtrauktas į paveldą, bet mes turim kaip paveldui skirtą teritoriją, skaitykim taip. Yra ir vaikai, ir anūkai galės pasižiūrėti, kas buvo čia pačioj pradžioj Aukštelkės, kiek medžių užaugę, viskas ir ką čia gali padaryti, kada yra rūžos gabalėlis išlikęs, nes ta rūža eina per visą Aukštelkę. Ir mūsų bendruomenės pavadinimas yra Aukšta rūžė nuo rūžos pavadinimo. Žinoma, šioje situacijoje turime pakalbinti ir kitą pusę, o ją atstovaujantis advokatas teigia, kad žemės ūkio paskirties sklypas, kuriam nėra taikomi jokie apribojimai, šiuo metu yra tvarkomas. Vieniems atrodo, kad tvarkomas, kitiems, kad niokojamas. Žiūrovams paliekame teisę spręsti patiems. Šiuo metu mūsų žiniomis yra pradėtas tyrimas. Pasaulio sveikatos organizacija ragina ruoštis galimam kvėpavimo takų infekcijų išplitimui. Daugiau nei pusė Europos regionų šalių paskelbė sezoninių gripo sukeltas lokalias epidemijas. Naujausi Europos šalių sergamumo kvėpavimo takų infekcijomis duomenys rodo, kad tiek COVID-19, tiek kiti kvėpavimo takų virusai niekur nedingo, o dalis ES valstybių sveikatos sistemų šiuo metu susiduria su itin padidėjusiu krūviu. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro direktoriaus teigimu, padidėjusi sveikatos priežiūros įstaigų krūvis sukelia išaugę susirgimai gripo virusu. Staiga pakilus sergamumo gripu rodikliams, net 38 iš 52 Europos regiono šalys paskelbė sezoninio gripo sukeltas lokalias epidemijas. Tuo tarpu epidemijų dar nepaskelbusios valstybės skatinamos nenumoti rankai susikloščiusią situaciją ir pasirengti per atėjančias kelias savaites galimam staigiam šių infekcijų išplitimui. Netrukus studijoje svečiuosis profesorė daktarė kultūros istorikė Rasa Čepaitienė, kuri pristatys savo knygą "Postsovietinis tranzitas – nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki karo Ukrainoje". Labas vakaras Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandien info studijoje pas mus svečiuojasi profesorė daktarė kultūros istorikė Rasa Čepaitienė. Labą dieną. Sveiki. Pastaruoju metu jūs pristatinėjate monografiją "Postsovietinis tranzitas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki karo Ukrainoje". Pirmiausia, noriu paklausti, kelinta tai jūsų knyga? Skaitant tas, kurias esu sudariusi, ne tik parašiusi kaip autorė, tai 9. Galbūt ši knyga kažkam yra dedikuota?
Taip, jinai yra dedikuota mano tėvams ir taip pat jų kartai, kadangi jiem teko didžiausias posovietinio tranzito, to perėjimo smūgis. Parašyti šią knygą, kiek žinau, jūs pati vykote į posovietinės šalis, ten lankėtės, ar ne? Ir tai sugulė jūsų turbūt ir įspūdžiai, ir tyrinėjimas. Taip, iš ties čia daugelio metų, galbūt pradedant nuo kokių 2009 metų, kaip mano kelionės prasideda į posovietinę Moldovą, vėliau aš labai džiaugiausi papuolusi į savo gimtinę, į Turkmenistaną, vieną iš uždariausių pasaulio valstybių. Ir visas kitas jau paskui aš pradėjau kolekcionuoti tą šalis, tai šiuo metu mano asmeninėje kolekcijoje yra 11 iš 15 sąjunginių respublikų, išskyrus tas 4 Centrinės Azijos respublikas, kur sunkiau pakliūti. O pirmiausia, sakykite, nugulė mintis parašyti knygą iš įspūdžių, ar pirmiausia, pirmą kelionės įspūdžiai ir po to sugulė parašyti knygą? Taip, antrasis variantas, nes tiesiog kelionės buvo kaip ir savo, tai daugiausiai buvo akademinės kelionės, įvairias konferencijas, aš tiesiog ieškodavau progų, ieškodavau kontaktų su kolegomis iš tų šalių. Tai po truputį plėtojosi tie ryšiai ir į kai kurias šalis ir ne po vieną kartą nuvažiuota. Tai tada po truputį ta mintis ir pradėjo dėliotis, kad galbūt galima visą tai suguldyti knygą ir ten, aišku, papuolė ne tik šie įspūdžiai, bet ir ankstesni tyrimai ir kiti tyrimai. Ir tiesą sakant, buvo nelengva rasti tą tokį raktą, ar ne, kaip visą tą labai tokia įvairią, labai skirtingų objektų, dalykų, siužetų plotmę sudėti į vieną kažkokį tokį daugmaž aiškiai siužetinę liniją, tai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko rasti ir tai tapo to simbolinio sovietinio kraštovaizdžio susikūrimas ir kaita ir iš esmės irimas žlugus sovietiniai sistemai, tai ir tapo knygos tyrimo objektu. Ar yra kokią galbūt žinutę norite ištransliuoti šią savo knygą? Žinutė, sakyčiau, yra prieštaringa. Viena vertus aš žiūrėjau, kaip regionas, ir ne tik šis postsovietinis regionas, bet kai kuriais aspektais ir plačiau postsocialistinis regionas, skaitant tą buvusį soclagerį, vadavosi iš sovietinio palikimo įvairiais pjūviais, skaitant mentalinį ir fizinį, tarkim, ir taip toliau. Ir kita žinutė būtų, žinutė ar tiesiog tas siužetas, kurį aš tyrinėjau, buvo sovietinis paveldas, žodžiu, tai, kas mes iš to laikotarpio mums atrodo svarbu ir vertinga ir ką galbūt mes norėtume išsaugoti. Taigi labai prieštaringa tame, ar ne, viena vertus tai, kas yra naikinama arba apleidžiama arba paliekama, ir kita vertus tai, kas atrandama ir vertinama. Ir yra tam tikras vidinis prieštaravimas šituose dviejose siužetuose, bet toks jau gyvenimas. Kaip tik jūs ir atsinešite knygą šiandieną Infostudiją, galima parodyti mūsų žiūrovams, štai kaip atrodo ši knyga. Džiaugiuosi, kad knygą apsiėmė išleisti leidykla Obuolys ir džiaugiuosi, kad jie mano pasiūlymą įdėti ir iliustracijas iš mano kelionių, įdėjo atskirą įkliją, spalvotai, žodžiu, kad kokybė nenukentėtų. Ir kiek įmanoma aš stengiausi parodyti ir tas, tą šalių panoramą skirtingų ir tų objektų, kurie man atrodė įdomiausi ir kurie čia yra aprašyti knygoje. Vėlgi tuos įvairius siužetus, ten pradedant, tarkim, Lenino mauzoliejum, baigiant ten kokiu nors, Nijazovo mauzoliejų Turkmenistane ir taip toliau ir panašiai. Labai smalsu dabar paklausti, kaip jūsų nuomonė mes Lietuva atrodome lyginant su kitomis posovietinėmis šalimis, teko lankytis jums daugelį šalių, ar ne? Kaip Lietuvai tenka vaduotis iš to postsovietizmo? Vėlgi, Lietuva viena vertus atrodo tokia bene labiausiai antikomunistinė, antisovietinė, daugeliu vėlgi savo žingsnių, ar ne, desovietizacijos įstatymas, štai vienas iš paskutinių buvo priimtas 2022 metais. Bet kita vertus, mes turim ir tokių labai keistų nutylėjimų, apiejimų, vengimo, tą sovietmetį panagrinėti giliau, apsiribuojant, atrodo, paminklų vertimais, lyg tie kažkokie išoriniai fetišai būtų čia šiuo atveju reikšmingiausi. Lyg nuvertus kažkokį paminklą, mes jau išsivadavom iš to sovietmečio, visiškai apeinant, tarkim, asmeninės atsakomybės tų žmonių, kurie kolaboravo, kurie dabar yra įslaptinti, ar ne, kas irgi Lietuvą daro visiškai unikalia mūsų regione. Ir ne tik mūsų regione. Tai, sakyčiau, toks mūsų kelias, kad mes štai, reiškia, buvom okupuoti, mes kentėjom, mus ten represavo, skriaudė, bet visiškai, reiškia, stengiamasi apeiti tuos dalykus, kurie nėra tokie patogus, nėra tokie malonus, kaip, pavyzdžiui, pačių lietuvių dalyvavimas represijose, pačių lietuvių atsakomybė dėl susisaistymų su šituo totalitariniu režimu ir taip toliau.
Tai aš stengiuosi šitos klausimus kelti, kuo, manau, prisidedu tikrai prie to žodžio laisvės. Na, ir jūsų nuomonė dabar skelbiama, mes esame laisvi, esame demokratinė valstybė. Jūsų nuomonė žvilgsnis, ar tikrai tokie esame ir yra žodžio laisvė, ar užtenka tos demokratijos pas mus? Aš bandau savo asmenį ir savo viešų veikimų ieškoti tų laisvės ribų, tai prasme, tiesiog eiti į tą atvirų žodžių, kalbėti tai, ką galvoju. Žinoma, tai nėra lengvas kelias, gali susidurti ir su persekiojimais tam tikrais ir kancelinimais, kaip šiandien sakoma, ir madinga apie tai kalbėti. Bet, aš manau, kad kol kas tai dar įmanoma, nepaisant to, kad yra išties didžiulės pagundos ir didžiuliai bandymai vis labiau gniaužti tą žodžio laisvę. Bet mano žinutė ir būtų, nebijokime būti laisvi, nebijokime būti sąjūdžio laisvės laiko ar nepaveldėtojai. Ačiū Jums, kad atvykote šiandieną Info studijos laidą. Priminsiu žiūrovams, kad svečiavusi profesorė, daktarė, kultūros istorikė Rasa Čepaitienė. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Netrukus orų prognozė artimiausiai parai. Ačiū, kad žiūrite. Gražaus likusio vakaro. Atnaujinti langai sutaupys jūsų pinigus žiemą. Langų remonto komanda atlieka langų reguliavimą, tarpinių keitimą, ventiliacinių vožtuvų montavimą. Daugiau informacijos telefonu 86 04 24 268. Langų tarpinės ir kitus langų priedus galite įsigyti ir mūsų internetinėje parduotuvėje remvalus.lt. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabes ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Rytoj žymesni krituliai nepranešami. Naktis iš ketvirtadienio į penktadienį visoje apskrityje prognozuojama giedra. Oro temperatūra nukris iki 5-7 laipsnių šalčio. Vėjas pietvakarių 4-6 metrai per sekundę. Rytoj dieną visoje apskrityje žymesni krituliai nepranešami. Tik Naujojoje Akmenėje ryte ir popiet gali nežymiai pasnyguriuoti. Bus debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra sieks 1-3 laipsnius šalčio. Pietvakarių vėjas pūs 4-5 metrai per sekundę. Vietomis jo gūsiai gali siekti ir 10-12 metrų per sekundę.